Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 32 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Klaipėdos uostą pasiekė antras amerikietiškos naftos krovinys baltarusiams, GIPL dujotiekis pradėjo gręžtis po Nemunu, o dalyvio dokumentus žaliosios energetikos aukcionui bus galima teikti elektroniniu paštu. Iš tokių vidutinių naujienų pradėti branduolinės elektrinės Astrave karštieji bandymai, o Ignitis grupė sulaukė ieškinio dėl iš rinkos patrauktų bendrovių akcijų kainos. Be visų šių naujienų, teismas nepriėmė Lietuvos ieškinio prieš IKOR ir Veoliją, o estai ruošiasi statyti vėjo parką Akmenės rajone. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Į Astravo atominę elektrinę šią savaitę pradėtas krauti branduolinis kuras. Likus dieną iki šių darbų pradžios apie tai Lietuvos branduolinės energetikos reguliuotojai informavo kolegos Baltarusijoje, kaip numatyta anksčiau pasirašytame dvišaliame susitarime. Visą kurą į reaktorių ketinama sukrauti per rugpjūtį. Lietuva dėl šių veiksmų su protestu kreipėsi tiek į Minską, tiek į Tateną, tikimas reakcijos ir iš Europos komisijos. Taip pradėtos pirmojo jėgainės reaktoriaus paleidimo procedūros. Jos užtruks. Paleidimo etapai, kuriuos dabar mokomės rusišką tradiciją, yra 3. Tai fizikinis paleidimas, energetinis paleidimas ir pramoninis paleidimas. Kiekvienas jų truks įvairiais vertinimais nuo 2 iki 4 mėnesių. Paskutinis galbūt užtruks ir iki pusmečio. Tik tuomet jėgainė pradės veikti įprastu komerciniu režimu. Kurų užkrovimas yra pusė pirmojo etapo. Nuo kurų užkrovimo objektas tapo branduoliniu, tad jėgainės išmontavimas labai smarkiai pabrango. Įprastai atominės elektrinės numatoma operuoti 40 metų ir dar 20 metų po kapitalinio remonto. Jų demontavimo fondai kaupiami visą šį laikotarpį. Reaktoriaus bandymai pradėti negavus licencijos visai bandymo apimčiai, o tik kuro užkrovimui. Tam savaitės pradžioje Baltarusijoje turėjo būti pakeista tokių licencijų teikimo tvarka. Prastai, norėdamas gauti licenciją, jėgainės operatorius turi pademonstruoti, kad yra pasirengęs visiems bandymams. Tad gauta apribota licencija neparodo, kaip gerai Baltarusija yra pasirengę tolesniems karštųjų bandymų etapams. Astravo atominės elektrinės veiklos pradžia Lietuvai reiškia, kad nutrūksta elektros prekyba su Baltarusija. Įstatymų numatyta, kad elektros linijos jai užsivers nuo pirmosios jėgainėje pagamintos kilovatvalandės. Tai turėtų įvykti jėgainės bandymų antrojo etapo pradžioje. Kol kas reaktorius išbandomas prie jo neprijungus elektros generatorių. Apie būsimus pokyčius Litgrid šią savaitę informavo ir mūsų regiono elektros biržos Nord Pool dalyvius. Vidmantas Martikonis, smulkusis Ignitis gamybos akcininkas, kreipėsi į teismą dėl Ignitis grupės superkamų bendrovės akcijų kainos. Jis reikalauja paskirti ekspertizę teisingai akcijų išpirkimo kainai nustatyti ir ją sumokėti už verslininko turėtas Ignitis gamybos akcijas. Ignitis grupė teigia, kad dėl to nebus sutrikdytas vykstantis privalomas Ignitis gamybos ir ESO akcijų pardavimas. Ieškinys nedaro įtakos ir pasiruošimui pirminiam visos grupės akcijų platinimui. Ignitis grupė ir smulkiųjų akcininkų interesus ginanti investuotojų asociacija kovą pasirašė taikos susitarimą. Savanoriškame ESO ir Ignitis gamybos akcijų supirkime sudalyvavę investuotojai turės teisę iš anksto nustatytomis sąlygomis sudalyvauti Ignitis grupės pirminėme akcijų siūlyme. Tartasi, kad susitarimas netektų galios, be kita ko, jei teisme būtų iškelta su išpirkimu susijusi byla. Viešai pasvarsčiusi galimybę susitarimą nutraukti, Ignitis grupė jie nepasinaudojo. Ateinančią savaitę prasidės dokumentų teikimas antrajam atsinaujinančių išteklių skatinimo aukcionui. Šią savaitę buvo pakoreguotas aukciono aprašas, leista dokumentus teikti ne tik tiesiogiai ir per siuntos tarnybas, bet ir elektroniniu paštu. Dalyviai dokumentus aukcioną galės teikti rugpjūčio 10-24 dienomis. Potencialūs laimėtojai turėtų paaiškėti rugsėjo pabaigoje, o jie būtų patvirtinti spalio pradžioje. Aukciono metu bus siekiama paremti žaliosios energetikos gamybos projektą, galinti pigiausiai kasmet pagaminti 0,7 teravatvalandės elektros energijos. Nustatyta parama laimėtojui bus teikiama 12 metų. Šių metų aukcionui apskaičiuotas maksimalus kainos priedas, dėl kurio varžysis aukciono dalyviai, yra 3,02 euro už megavatvalandę. Tai antrasis iš viso ir pirmasis visos apimties tokio pobūdžio aukcionas. Pernai surengtas mažesnis 0,3 teravatvalandžių paramos aukcionas. Jis baigėsi 2 dalyviams pateikus paraiškas nereikalaujant valstybės paramos,
Tai yra pateikus paraiškas gauti 0 eurų už megavatvalandę priedą, tačiau tokios sėkmingos aukciono baigties šį kartą nesitikima. Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio GIPL projektą vykdanti Amber Grid pradėjo horizontaliojo kryptinio gręžimo darbus po Nemunu. Anot bendrovės, tai yra sudėtingiausia projekto dalis, ją atlieka Vokietijos bendrovė LMR Drilling. Įmonė birželį sėkmingai išgręžė vienos dujotiekio gijos trasą po Nerimi. Po Nemunu 20 metrų gylyje bus nutiesti 2 apie 700 metrų ilgio vamzdžiai. Iš viso šiemet numatoma nutiesti 100 km dujotiekio atkarpą nuo Jauniūnų iki Alytaus. Tarptautinio projekto lietuviška dalis atsieis 114 milijonų eurų, tačiau dujotiekis sujungs Baltijos šalis ir Suomiją tiesiogiai su Europos dujų sistema. Estijos valstybinės energetikės ST Energija, antrinės bendrovės Enefit Green valdoma įmonė vėjo parkai, Akmenės rajone planuoja statyti apie 74 MW galios vėjo parką. Jį sudarys iki 15 jėgainių, kiekvienos jų galia galėtų siekti iki 6,2 MW. Kovo poveikio aplinkai vertinimo dokumentuose pateikti planai buvo kiek ambicingesni. Vertintas projektas rytinėje Akmenės rajono dalyje statyti 120 MW galios vėjo parką, jį turėjo sudaryti 20 vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia siektų 6 MW. Vilniaus apygardos teismas atsisakė priimti energetikos ministerijos ieškinį byloje prieš Veolia ir Ricor įmonių grupes. Energetikos ministerija teisme siekia 240 milijonų eurų žalos kompensacijos. Ji ministerijos manymų buvo padaryta vartotojams, naudojantis nesąžiningai užimtą padėtimi šilumos tiekimo sektoriuje. Tokį argumentą Lietuvą atstovaujanti ministerija suformulavo kaip prieš ieškinį Vašingtono arbitraže, į kurį ES šalys sutarė nebesikreipti. Visgi teisėjų kolegijos vertinimu pagrindo pradėti atskirą bylą dar nėra, nes dar neužbaigta Vašingtono arbitražo procedūra. Ir galiausiai. Į Klaipėdą iš Teksaso uosto Port Neches atvyko po Kataro vėliava plaukiantis naftos tanklaivis Umulma. Jis į Klaipėdos naftos terminalą atgabeno 75 000 tonų juodojo aukso krovinį, skirtą Baltarusijos naftos perdirbimo gamykloms. Jas valdanti Belneftechim šį mėnesį laukia 2 naftos siuntų tanklaiviais iš JAV ir iš Azerbaidžano. Pastaroji siunta bus 6. šios kilmės krovinys Baltarusijoje šiemet. Jis atkeliaus per Odesos uostą naftotiekio Odesa Brodai. Amerikietiškasis krovinys bus gabenamas geležinkeliu. Prieš pabaigą Energy Digest antrąjį gimtadienį švęs atostogomis. Kitą savaitę ilsimės, tad 105 naujienlaiškio numeris, kaip ir tinklalaidė, pasirodys po pertraukos rugpjūčio 23 dieną. O šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip bene viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.